Labą rytą, draugai. Čia žvejybos laikas. Na kągi, visi klausit, kaip stintos. Nė velnio, aš pats nežinau, kaip tos stintos. Dauguma sako, nekimba, kiti sako, biški kimba, kiti sako, gerai kimba. Na ir įsitikinsim šiandien. Galbūt tai vienintelė žuklė šiais metais po 10 metų pertraukos, kada užlipsi ant Kuršių marių ledo. Važiuosim link poligono arba 9 km, 10, na kažkur tenais. Ir bandysim pagauti farvaterį stintą. Tada, kaip sakant, kad pagauti stintą reikia turėti arba diperį, arba galima turėti Active Captain programėlę. Tai dabar, kad greitai, taip užmeskime į akį. Turim telefoną, štai tokia programėlė. Čia aiškus jos reikia parsisiųsti. Batimetrinį žemėlapį, tai va, matot, mano yra žemėlapis. Tai jau mes jį biškį praversim. Dabar rodo, kur maždaug aš esu. Na ir va, mes turime, kaip ir matote, išplaukytą batimetrinį žemėlapį. Štai tenais matosi, gal sunkiai matosi, galiu labiau pritraukti. Na, bet pavyzdžiui, va, matosi duobės. Šlaitai 5, 7, 8 ten metrai ir nerodo ten po 10, 11 gal ten, bet aš žinau, kad jų ten yra. Tai bandysim va ten kažkur eiti, kur yra tie giliai. Va, 10, 11 metrų radau, va. Čia kitur yra nespalvotai, nes esu pasidaręs iki 10 metrų gylio. Šitą programėlę galim padaryti apie 10 atspalvių ir susižymėti, parsiųsti išplaukytą batimetriją. Kas nežino, tai galit pasidaudoti. Labai gerai, kai nežinai telkinio, kalniukų, galim juos paskui patikrinti. Na, pavyzdžiui, kaip ir kiaulės taškai, pavyzdžiui, kur aš starkį pagavau. Galima susižymėti, va. Ten yra tokie kvadračiukai. Tiksliai žinau, kokio kalniuką atplaukiau, kur man kibo. Nežinau, ar kitą kartą tam pavyks, bet tai vat naudojame tokią programėlę. Tad pasubscribe Žvejybos laikas YouTube kanalą, didelis dėkui tau. Na ir tikiuosi išeis šis video ir pagausim tų stintų. Kad ir 10, kad ir 20, gal 3, gal 1. Na, bet žodžiu, pamatyti tą žirgelį būtų labai fainai. Ką šitoj žuklėje reikėtų turėti? Na, jeigu važiuojat prie Ilanidą, reikia turėti avižėlę. Su avižėlė ir porcija galima bandyti, bet labai turi būti lėtas judinimas. Galim pagauti stintą prie Ilanidoj. Poligonė gal nelabai dėl to, kad poligonas tai 90 km, kas nežino. Poligonė negalima dėl to, kad ten srovė didžiausia ir ta avižėlė ten kažkur skraidys. Dažniausiai ten srovė visą laiką yra. Kitas dalykas yra blizgutė žemynė. Čia kur sakė, aš čia sukčiauju per varžybas ir ten, wow, koks aš ten esu. Tai kažkur ten blizgutė. Nežinau, ar aš ją panaudosiu, bet įsimečiau 14 gramų. Prailginam tokią grandinėlę, suktukais, kaip norit. Ir dedam arba stintinį kabliuką, arba šviečiantį trišakiuką nuo švytuoklės. Dedam porciją ir dažnai būna ant jos kimba. Na ir tada gaudome kabliukais. Kiek daugiausiai tų kabliukų reikia rišti, galite rišti kaip norit. Aš per savo patirtį ir gyvenimišką tą, kiek esu gaudęs stintą, optimaliausiai ir geriausiai yra 3 kabliukai. 4 meškerės, 3 kabliukai. Stinta eina per apačią dažniausiai. Dabar kas gaudė, eina paskutinio apatiniu tuo kabliuku ir reikia taip stintą. Tai va, nu ką, dabar laukiu kolegos, kaip visą laiką, ir važiuojam. Bandysim susitikti su kitom kolegų ekipažu, buriuosimės ir iškuoti. Nu va, atvažiavom. Žodžiu, čia yra aikštelė. Kas spėja atvažiuoti, pasistatyti, spėja. Laukiu, kol chebra susirinks. Sakė, nieks nekimba. Matysim. Gavau ankelius. Galėsi dabar klupuoti ankelienų. Jeigu kips. Nuo Klaipėdos matosi šviesos, net šviesų nereikia. O, ir galinsim. Nu ką, pradedam eiti, esam 4. Ir matysim, kas išeina.
Daugiausiai išmintais keliais. Neaišku, nei ten kur, ten matosi. Tai, taip sakant, postas ten kur šviečia. Mašina rinkliava surinkama. Na ir va, keletą palapinių tolumoje pačiam farvateriui. Kažkur apie kilometrą reikia eiti. Ten Klaipėda. Šlaptas. Ką? Treniruotės sakau prasideda. Jo. Na va, miestelis artėja. Palapinį daug nežėjų. Tokias ruogas reik tempt. Špūstę kelią. Sunku. Švitina va, kur čia atvarom. Ir atėjom. Visi sėdėm pačią farvaterę. Dabar parodysim telefoną. Mano kodas. Va. Dar sumažinsim. Visi sėdė ne ant krašto šlaito. Sėdė arba šitoj pusėj, arba čia. Mes čia turim duobės pradžią. Čia turim va 11 metrų netgi duobelę. Ir po to išeina, dar yra duobėva. Ir baigęs duobės. Tai vat mes sėdėm tose duobėse. Sakė, giliausias įkybo. Tai matysim. Ką dabar bandom grėžti. Va šia tipo, visą didį pastoja, ne? Pastojam Wi-Fi. Užlinko ziperis. Po reklamos matyti. Paviršių rodo sniegą. O, blėt. Čia. Mini taškelis kažkoks. Ar eina pritraukti? Dilgėlė. Dilgėlė. Čia sutraukas tinta, matyti. Jėkauja, nėra čia iš vis nieko. Būdo, vat. Va. O tas gali būti. Toks būdo anksčiau kartais pasirodo, kai sinta visiškai dugna. Nu, bet žodžiu, labai gerai rodo. Kiek jums geriausiai? Nu, praeisi pro visą sekėtės tu. Einam, savai. Einam, pas mane tai bus, pamatysi čia. Pas manęs, 7 sekėtės, tai čia visas maris išgrėžiam. Lauk, reikia šilalyt. Pradžiai. Rodys kėl. Žinai, trikdžiai. Iš namų, blėm. Jau sriubą laisvė. Freilą varėm su palapinė. Vidui tuos kaldūnus išsivyrėm. Nu, kiek skirias? O, Bliat, žiūrėk, karšis. Mailius kas čia yra, žiūrėk. Arba ledus tas grybų pjaunam. O tai pas mane stovi iš karto, sakiau čia. Monstras. bandys. Arba to išgaudysi. Reik patrepsėt pūkėsim. Kažkoks mailiuks rodo čia. Nes tinta jau čia. Okay, žiūrėk, o į galą einam link čia. Pasikeis gylis. Kažkur čia rodo, paskui jau turėtų keisis. Reikia atitaikyti gal ant to šlaitelio. Brofkės 20 tomų turėtų keisti. Ką? Aš biški. Varžybos tas pats, žinau. Tikrai, 9-8, žiūrėk 10 jau. Zacepą tavo nupiešė. Nutrauks. Kažkoks kalniukas, žiūrėk. Ai, bandyk laimę, jeigu ateisim pas jūs nugrėžti. Šalį. Na, mes neprileisim, žinokit, mes apsitvėrėm. O, žiūrėk, čia dar vieną išgrėžti turiu įdaryti. Vai nedaryti skumbrę pjaustysim ant savo lentelės. Va, ką darysim. Dėdam skumbrę. Čia pagavom, jeigu ką, kuršių mariose. Šviežia. Šviežia, nu. Ir pjausim
porcijas mažais gabaliukais dėsim ir bandysim. Nepagaut stintos. Nežinau, čia vis tiek šviečiama viskas. Žodžiu, pjaustysim. Taip. Nu, koks geras peilis. Nu, biškį atspjojam. Ir į burną. Vieną man, kitą tau. O, tokį šliosą ant šamų. Būsim bent jau pavalgę. Nu. Jauni, va, išilgai, bet tau labai peilis geras, mažgi. Mes silkutės pasiėmėm. O, silkės, viską turim, žodžiu. Taip. Va, dėdi tokiam porcijikėm. Stengiasi taškurelę. Biški jo, reikia ir mažesniais gabaliukais, kad tik prarytų. Nu, ledas krūvinas. Prikvies greitai čia. Greitai kviesti. Greitai reikės kviesti. Supjaustum mažais gabaliukais, o panašiai kaip šitas smarglys. Bet žiūriu, kad tas skumbrė labai nesilaikys, nu, tokiais. Bet geriau per škūrą, per maltą. Jo, bet škūro nesilaiko, šaldyta skumbrė. Žodžiu, ant tušių gaudysim. Visio, nu kai kips kada nors nufilmuoju. Pagavau ant avižos tintą. Vo. 5 minutės praėjo. Visos meškerės tyliai, kolega vieną ištraukė. Paėmiau sauso avižėlės, o pak, va taip judinam atsargiai. Ir žiūri, tik tais galiukas. Punkšt atšovė į viršų. Ir yra. Uždėjęs esu skumbrę. Šaldyta. Keliu neaukštai. Gal kokie iki 50 cm. Bet kibimas buvo prie padugno. Gal ta aviža pasirodys aukščiau, kažkur suvilios arčiau prieitas tintą. Gal aš pasidėsiu jumis kitaip biškį. Kai jūs irgi mane matytumėt, o aš jumis, tai va. Tik tok laivą darau. Nu, va, sniego mobiliai. Prasideda. Jo. Keturatį galėjom, viską mes galėjom. Labai nestipriai judin. Nereik va tokio ten varyti. Nors galim pamėginti, aš gal išsijudinti. Aš prieš 10 metų tai dariau, tai reik pamėginti. O, kibo. Turėjau ką tik kliovą. Kui piso, kai ešerys. Taip išjudinam, bum. Nepakirtau. O gal turi, pala, nebesprantu. Yra. Turim. Liktai turim. Liktai. Dabar negaliu pasakyti, bet liktai kažkas yra. Opa, plekšnę pagavau. Hebrytė plekšnė užkybo. Kaip kalė, sakau, kas čia per monstras. O tau ir žuvis. Pamiršau nufilmuoti. Per azartą 3 turim, jo. Vieną pagavau, vieną ant avižos, plekšnytę pagavau. Ir 2 kibimai išėlės buvo, tai vieną ištraukiu, kitą neužkybo. A buvo porcija dar ant kabliuko? Buvo. Kiek žiūrėjau, buvo. Nu tai gerai. Bet ne viskas pratraukė. Gal pažiūrėti ir kitas? Ne, aš galvoju, kad man rantos kur nuleidau, žinai. A, nu, taigi numetės. O. Nu, gerai. Maždaug gerai. Čia dugnas, tada dar išpasuku. Prikeliu. O, kibimas. Sujudinau blizgutę, iškart kibimas. Viskas realiai kimba ant dugno apačios. Valas visą laiką turi biškį būti atleistas.
Bumt ir atleidžiam. Kad dedam į eketę atgalo dažniausiai. Ir štai taip. Viskas. Čia irgi. Blizgutę tik įtempiam biškį, paliekam. Čia reik pasitikrinti, nes porą kibimų buvo, bet reik papjaustyt porcijų. Paruošti. Va. Ant tos dėžutės pasipjaustysim. Prie meškirėlių. Nu reikėjo, va, plekšnėm biškį atpjaut. Darysim to servizą maisto visokį. Švedišką stalą darysim. Šviežios žuviesą atpjausim. Čia dar jau ką yra porcijai. Va. Kartais reikia iškart kirsti, kartais turi tuo momentu, kai judina. Būna tin. Ant to momento reikia staigiai. Nes būna jinai spjauna paskui, tai dėl to ir nebepasikė. Kabliuką gal pajaučia. Kūtvėlą jakite daužus. Opa! Monster fish. Jo, rėkiantis, labai šviečiantis fosforas, karoči. Turi tokį kabliuką, dabar žiūrint geltonas tiesiog jis visai. Nu va. Vėl žiūrėk, tik galiukas man lengvai. Nu, man jau viskas įsikrauna. Reik powerbanką dėti. Nu va. Biškį jau turim. Vėl ant tas pačio. Ant skumbrės. Ant tos pačio, ant tą pačią kablio vėl ir ant skumbrės. Jų yra, blėt, bet jos nekimba, pizė. Kaip nenori. Matai, aš tik sujudinau, padėjau, karočią, vėl jis bumt. Ta pati, žiūri. Ore ką, ore. Eikim čia sujudinkim. Gerai, man reikia powerbanko. Nu va. Da, vieną parsitempiu. Dabar čia neaišku, ant karščio pagalvojau. Porcijos. Oi, ne ant karščio, ant plakį. Jų yra, karočią, bet jos yra neaktyvios. Aš ką tik ištraukiau, tik nuleidau, ble. Ir iškart pimt. Turi kažkaip čia atrasti. Ir ant klasikinės, jeigu turi klasikinės kablius, persimesk dabar. Bent jau man ant tos klasikos paprasčiausios.
porcijas, o aš papjaušiau. Čia padedu dabar va kur nors atsargiai. Jo, mes meškėlį į šoną. Įvalom mes irgi visą laiką į šoną. Aš jaučiu reikia įsigręžti arčiau eketę. Čia kur nors, kad galėčiau prie meškėlių žvejoti. Jeigu ką pakirst piet. Šviesos dabar nebereik. Va, kaip čia padaryti mes, taip. Nors. Oi, biškį dingot. Šeterė. Toj reiks powerbanką traukti. Nežinau, kaip čia tremti mes. Telefoną irgi nenoriu praskandinti. Na, gal gerai bus. Palauk, čia jeigu įsigręžčiau su aviža. Ką? Ką kabint? Va, yra ant dėžutės. Gali jau susipjausi pats, ką nori. Aš tam miksą padariau. Plekšnė, plekšnė. Dar kažką ten uždėjau. Plauk, tą persinešiu čia paskiau. Ir reikia... Kur tu padėjai tą simtelį? Bandysim su avižą dar žiūrėti. Sunku per tą odą perkabinti. Nu, per odą, jeigu yra kieta kaip plekšnis, pavyzdžiui, tai nekabinki. Plonų kabliukų išlūžt gali. Jie seniai yra pas mane ten. Aš naujų nepirkau šiemet dėl vienų stintų žvejybos. Nu. Geriausia gal ir skumbrė buvo, net nežinau. Kas čia geriausia sudirbo, bet kažkas dirbo. O, porcijas nėra. Gal nukrito, kai daužiau. Reikėtesnį irgi užsidėti kokį. Nekabink, čia plekšnė, tu kabini. Čia yra plekšnė. Šitą kietą. Kabink, kad ir už pelekai. Svarbu, kad tau nenukristų ir būtų ant kabliuko. Bulio. Gerai, tą biškį reikia patvarkyti. Ble, tos nesuprantu. Nu gerai. Ne, seniai jau dabar azartas kyla. Vėl jis man. Nu va, turėjom ką tik įbimų, bet buvo bum tai nepasėdo. Vieną ištraukiau. Jo, kur tu iš jo pabėgt norėjai? Žinai, ką reikia papjaustyt? Plekšnytę. Ta plekšnė turi du plakius. Eit porciją supjaustyt. Ir pakeist porcijas į kietesnės. Ir mažesnės. Nes jos paima ir neapžioja tiesiog.
Dėl to ir būna tokie bum bum ir nieko. Padastinta pareina. Opa. Ką? Skumbrikė. Štraukiu. Jas, blia, toks nesmagus daras. Tu tą valą paskutinį atsileisk. Labai įtempęs tą galą. Galinė meškė. Aš visas ant laisvų pagaunu. Turi tokį laisvesnį ir palikti. Opa. Tu tą balalaiką, blet, čia nutraukiu, taip valas taip plonas. Kaip jis tavo atsisėsiu. Specialiai čia viskas kaip suplanuoti. Pavyzdžiui, iš jau su avižo dugno nebepasiekė, man atrodo. Jau srovė didelė. Kirsk, blet, kirsk, nu. Nu, trauk. Nu, tai kad tu... Trauk, varyk. Lyg tai filmuoja tai. O, monster. Judesio padavė dabar. Čia, tai kalniuką pasidaryti iš. Tai va, turėjom plekšnį vietoj stintos. Da vieną kibimą ir dabar vėl aprimą. O kažkam irgi kibimas palapiniai. Žodžiu, o tai ką dyperis nieko nerodo? Gal pradėjo rodyt kažką, žiūrėk, vieniem kitiem biškį kažkas sujudina. Nes taip pavieniais tarpais, tokiais užeina, pagauni. Nu, vėl apstoja. Sakai, ant tos kybo mano, ne? Aš jos nebuvau ištrauks pažiūrėti. Gal portis nebėr tenais. Tuos važiu man visai nenori kipti. Na, pažiūrim. Kaip ir viskas, bet man tas porcijos tokios monstrinės. Krokodilas turi kipti. O! Kūtvelą pramazino jo. Manau, tik norėjau, blem, kažką sakyti, jau žiūriu kimbantos. Bet nespėjau pribėgti. Suka nėra. Bet jau toks atsargus kibimas. Va, ant ko kimba man, žiūrėk. Dabar ant ko kimba, matai? Jina geltona ryškiai. Tokie patys? Ką? Ne, čia ne vismas. Vismas ten nešiočia. Čia seni kabliukai. Nieko nepirkau naujo, žiūrėk. Iš šamų kažkada aš pirkdavau jas.
Ir skumbrė, neaišku, čia ant kokimbo, bet liktai ant skumbrės daugiausiai. Ir apatinis kablys. O ant blizgučių keletą paėmė, vieną ant avižosų gavau. Nieko nerodė? Na tai reiškia praeivėta, žinai, papuola. O, turi. Ir su tuo kimba. Su avižėlė, kada yra stintas, matai. Turi. Turime. O, 9 stintas. Labai jau apmažėjo tų kibimų. Vieną ant avižos paleidau, vieną ištraukiau. Kokias 6 kibimus nepakirstus turėjau. Gal biš daugiau jų. Užeina burelės, bam, kažkam pakimba biškį. Ir vėl ramu. Tokia ta žvyba čia. Yra. Kaip tik ir yra. Jau tokia lengva tas stinta. Ai, ledą įsmigau. Ant viršutinė, žiūrėk, pagau. Pirmą kartą. Čia nebėra. Tuo padėsime. Dien рождения. Ой, та стінта. Kaip sakant, senas vilkas. Tiek pagaus. Oi. Oi. Vėl net ten numečiu. 10 stintų. Oho, keptuvė jau bus. Man blizgučių nebėjimo man jau. Ką? Vis dar su lempa, sakau. Ką tik išsijungi. Čia kūtėla, kur tu kabinai save? Opa, kokie mama. Tak. Reik porciją šviežinti jaučiu. Čia uždėjau nesenai tas porcijas iš karto. Kibimas pagauni, reikia šviežinti būtinai. Va tai va. Dien рождения. Мамуля, мамуля. Рекордцы попьявстил. Daryt šviežių, prikabinti šviežių porcijų. Gal biš pagirės.
Eik tu naktį. Tai atnešė man tų plekšnių čia. Vėl ta plekšnė, keliauk. Ant avižos, matai, leidžiu. Avižėlę užsidėjau ir kabliukus. Ant blizgučių nebeima. Ant avižos ir palikau, žiūrėjau, taip, baladoja. Pasikirtau, išsitraukiau plekšnę, čia vėjas man susuko valą ir viso. O ryte ant avižos pagau. Tik tai taip, gražiai judini. Tunkš, tik tai sargelį, žiūriu, atšoko. Biškį atleidė valą arba kaip su avižu, tai biškį įtempiu. Ant šitos įtempiu, ant tų atleidžiu. O, čia kablio nėra. Su blizgutė. O tai kokia blizgutė pas tas dydžio? 5 gramų. 5 gramų? 5. Aš su 7 gramais gaunu. Į 14. Arba žinai, kokį plūdinį švinuką pasirišė. Lengvo viskas. Ir kabliukai, blemba. Žiūrėti, tie fosforiniai tik tai. Bet taip, kad trauktų kažkas ir nesimato. Na tai, vienas kitas. Nu, tas pavienis įplaukė čia. Vienas tam traukė. Nu, iš... Pasukau gal. Nu jo, masiškai nėra čia. Ešerys va, matai, išdanės, viskas, čia skumbrės kimba. Viską. Dabar kokias 10 gal ryto galvoju. Tai ir rytinis toks iki 10 buvo, pavienis, bet buvo. Dupletų nepapuolė, pavienės išstintos, bet didelės, turiu gal kokie 11. Aplumai turėjau kokias 25-20 tų kibimų gal. Fosforiniai kabliukai tokie ryškesni sudirbo. Ant blizgutės kažkiek pasigavo, kažkiek ant avižos. Bet avižą supainiau, dabar įmečiau jau į dėžę. Nebegaudau. Ir dabar aprimo. Stovint, pasižiūrėkit, yra tų žvejų tikrai nemažai. Ten ir gaudo. Laukia, čia gaudo, va, kolegas ten važnykis. O, Gebrantas iš mūsų traukia. Raukia! Opa! Reikia pasveikinti. Nu ir čia dar turim žvejų. Tai po kol kas yra kaip yra. Nu ir matysim. Gal dar. Tik plekšnės pradėjo kibti. Jokios tintos nebėra, plekšnė. Ir kodėlgi, broli, nenervuoji? Taip, apsidžiaugiu. Bum, 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 bum. Plekšnytė čia. Įdomu, kur pasitraukė, paskiau, kad nebekimba. Pramazinau jau. Pajuto sargelį, matyt. Ta kietesnė. Biški užėję kažkokie būreliai aplink vėl. Kirsk, opa. Turi? Pagaliau, hebra. O tau ir plekšnė tau. Akėtė. Iš vis apstoja.
Kaip ten mašinas žalias, ne? Gali būti. Dėl to ir nekimpa, supranti. Nemato kliuvo. A čia man skambina, bet. Kas čia zvanina? Kažkas skambina. Alio. Alio, Labdiena. vaikas, tvarkyk tik to, ko laivą savo kažkokie garsai yra, ble. Ai, nu gerai. Tvarkelę, žiūriu, kaip gaudai. Aš tuoj perkrausiu, tada iš naujo. Davai, davai. Jo. Sakė, kažkokie garsai, čia kažkas tu tokia buvo. Ai. Tas kur čia knis protavas. Nu, gal geriau biškį pasvirę bus, bet pasuko, pasakė man. Eilė užlipai. Kuo? Eilė, kojas neprasidarys. Eina naktį. Būčiau iškart kraujo paleidęs, būtų stintų prie. Nu ką, dabar tai jau apstojo gerokai. Ryte dar biškį pajudino, kaip 1,5 valandas. Dabar jau tokios stintos nebėra. Kurios ir taip nebuvo. Va, nuslydo viskas, nukrito. Tai ką, šiandien tiek. Dar atlėkiau prie Danės, bet nebespėjau išriu kibimą. Pūga, sninga, važiuoju ilsėtis. Tai viso buvo pagauta nuo ryto 2. 18 stintų, aš pagau 13, kolega 5, iš viso 18 stintų, visas stinta stambi. Geriausias kibimas buvo nuo 7 iki 9. Nors mes kaip atvažiavom, taip pradėjo kibti. Nebuvo visai srovės, tad naudojame. Aš naudojau 2 blizgutes. Vietoj šinuko avižą uždėjau. Žodžiu, išsilengvinau viską. Šiek tiek valo, jeigu guldom ant dugno šviną, tai valo šiek tiek atleidžiam visą laiką, kad sargelis būtų laisvas. Tada jos netiek jaučia sargelio pasipriešinimą. Turime laiko daugiau pakirsti. Geriausiai veikia skumbrė. Ką dar galėčiau papasakot? Avižėlės tai klasika fosforas. Dar ten yra tokių porą. Bet žodžiu, ryškesnės avižėlės bent jau dirbo. Ar bliekutės gal jas vadindavos, net nežinau kaip. Aš turiu savo tokias avižas, bet nežinau kaip jūs. Nei kas gamina, nei kaip jas vadina. Ir nežinau ką papasako daugiau iš tikrųjų. Ant blizgutės tikrai ne vienas stinta irgi užkybo. Blizgutę pakeldavo apie sprindį nuo dugno maksimum. Ir viskas. Tai kas važiuosit žvejot, jei važiuosit į poligoną, nestatykit ant pagrindinio kelio, nes gausit baudą nuo policijos. O stovėjimo aikšteliai vietos mažai, tai nežinau, kaip geriau ten daryti. Tai va, šiandien tiek. Važiuoju namo ilsėtis. Šeštąjį varžyti. Papulsit į kadrą, arba aš papulsiu labiau gal kadrą, jeigu jūs. Tai va, mano stintos. Matot, labai didelės. Šiandien pagautos. Tai po to mes jau parodysim, ant ko pagavau, kaip kas, ką naudojau. Dabar šiek tiek gal papasakosiu, tai žodžiu, srovės visai nebuvo. Galima buvo jau žvejoti ir su avižėlė. Jo tik neišlaviau, nes nebuvo šlautas. Tai dabar va, stintas krosim. Stinta tikrai didžiulė. Kokie 23 cm. Skumbrę naudojau. Šiandien
Po 10 metų pertraukos ir vėl aš ant marių ledo buvau. Tai vat. O paskui papasakosiu, kaip pagavau, parodysiu sistemėlės, padarysiu video ir keliasiu YouTube. Tai va, žvejybos laikas YouTube kanalas. O dabar ką, einu. Na ką, grįžom prie staliuko, sėmėm arbatėlės, galim šitiek aptarti apie šiandieną žvejybą, gal kažkam padės. Pagaut stintą. Na ir ką aš naudojau. Iš tikrųjų, sargelis 10 metų senumo, bet mes ne apie jį. Štai kaip mano sistema atrodo. Čia yra 4 kabliukai, šiaip tai aš naudoju visą laiką 3 žiemą. Geriausias variantas yra jau patikrintas 3 kabliukai. Daugiau sistemoje nereikia. Ir ant kokių kabliukų mums kibo. Tai kaip matome, turime blizgę. 14 gramų, čia kur varžybose sukčiavau, kur mane čia sakė brakonierius, aš ten paskiau ir sukčiavau, tai va šitą man blizgiai krito buvo per varžybas, kada svėriau, 14 gramų. Tai nesvarbu kokia blizgi ten tai stintai, ar tokia, ar kitokia, svarbu yra blizgutė. Ir pailgintas grandinėlę galima iš suktukų, iš galbūt netgi valą galim būtų pakabinti kažkokį trumpą. Žodžiu, kaip kas sugalvoja. Ir čia mes turime ale džokerį ar kažkas panašaus avižėlę, bet galima dėti ir trišakiuką nuo švituoklės, bent jau aš anksčiau taip žiūrėdavau. Dedame čia porciją, čia plevisuoja mūsų blizgutė, gal kažkiek srovėjai, juda ta porcija ir tikrai, žinokit, kimba ant tos apačios ir šitos avižos. Na, paskiau ši aviža tikrai daug man žuvies atnešė. Štai taip jie atrodo. Oi, žiūriu pats į kamerą. O, magnetas pagavo mano kabliuką. Štai taip atrodo, jinai yra fosforinė, daug fosforo įskirianti. Tai viena iš avižėlių, kuri tikrai daug dirbo ir gan nemažai tų stintų, sakykime, išjudino. Klasikinė aviža. Gal tik tai mažesnio kabliuko norėčiau ir to lenkimo, nes nelabai patinka man tai didelį kabliai, na, bet kitos neturėjau. Tai čia viena iš tokių sistemėlių, kaip gaudyti, sakykime, stintą. Kitas dalykas, turėkite balalaiką. Kaip matote, tigrinė aš avižėlę naudojau, su ją pagavau savo pirmą stintą, pagavau keletą plekšnių, dar stintos kibimą turėjau. Ne visą laiką jinai padeda, jeigu stintos nėra, bet yra ką veikti. Galima visą laiką pažaisti, palaikyti. Stinta visą kybo palei dugną, nuo dugno maksimum 20 cm, 10-5 cm. Tai žodžiu, viskas, kas palei apačią. Virpinimas, kaip ir matėt video mano, labai lėtas, dabar sunku bus parodyti, bet tokį. Dažniausiai tiesiog judinam biškį avižėlę, sustabdom ir būna netgi sargelės meta. Panašiai kojas kibimą. Tai va, dar vienas dalykas, kaip aš gaudau tai savo avižėlę. Tai irgi yra gan smagus dalykas. Kita sistemėlė. Paprastas švinas, valas, 3 kabliukai. Tai irgi, pavyzdžiui, parodys vieną iš kabliukų, mano mėgiamą. Štai matome, yra tokie blėkikiai galbūt matysis. Ir visą laiką ryždavau šitą kabliuką, nežinau kieno čia gamintojas. Vėl paprastas fosforas, dažniausiai jie yra vieni iš geresnių, kiek esu gaudęs, klasika ir tikrai ant jų kimba ir šiandien kimba. Gal kada šviną nuleidžiam ant dugno, visą laiką nedarom taip, kad įtempta. Mes atleidžiam nuo srovės. Jeigu srovė didelė, galim atleisti iki pusmečio, metro, netgi valą. O jeigu, kaip šiandien nebuvo srovės, tai tiesiog valą šiek tiek atleisdavau. Ir jeigu kimba stinta, jinai nepajaučia, nes labai sargelis minkštas. Jinai dar nespjauna to kablio, spėjam pakirsti. Tai čia vienas iš tokių pliusų. Štai dar viena, pavyzdžiui, blizgutė. Čia jau 7 gramai gal sverianti žeminė ešeriui skirta blizgutė. Na, šiandien srovės nebuvo, tai galėjom naudoti. Tai taip aš gaudžiu savo stintą. Gaudžiu blizgutėmis. Gaudžiu, sakykime, paprasčiausią sistemą, gaudžiu tą avižėlę
Ir netgi gaudžiau šitokią, pavyzdžiui, sistemą galiu parodyti. Tai eina kabliukai ir matome, mes čia dėjau avižą. Avižą ir ant avižos dėjau porciją. Tiesiog vietoj švino. Kad kuo laisvesni kabliukai būtų, judėtų šiek tiek, erzintų. Bet, kaip sakant, žvejyba yra eksperimentas. Jeigu nebus tintos aplink, aiškus daryk, ką tu nori, bet jeigu bent kažkiek praeina, jinai gali dažnai ir atsiliepti, nes kažkiek pakalbėjo, pajudėjo. Dažnai būdavo, kad mes nuleidžiam ir iškart kimba, arba sujudini kažkaip sistemą ir nes sujudėjo kabliukai, jinai šalia buvo. Būdavo su aviža padažau į dugną prie pat savo meškerių ir žiūrėjau, kad meškėlių pradėdėt. Gal sujudina, gal prikviečia, šiek tiek įdomu pasidaro, kas ten toks juda. Tai va, geriausiai dirbo skumbės porcija, o kas kitą dieną dirbs neaišku, geriausiai turėti šviežią, kraujų prisotintą žuvį. Ir tada jau kaip pasiseks. Tai va, šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Pasubscribinkit Žvejybos laikas YouTube kanalą, kažkada gal bus ir daugiau tų video, dabar visokios varžybos, šalta, kamera nelaiko ir pats nelabai noriu montuoti. Na, bet stintos yra kita tema. Tikrai senai dariau video, prieš 10 metų aplamai žvejau ant marių ledo ir čia buvo toksai comebackas. Tai va, gražios stintos, tikrai didelis kimba. Kaip į poligoną klausėte, kaip ten nuvažiuoti, kaip ten ką, tai aš galiu pasakyti taip, yra nedidelė aikštelė, ant kurios užvažiavus tavęs nebaudžia. Jeigu pasilieki ant gatvės, atvažiuoja policija, išrašo baudas ir kaip niekur nieko, na, kaip sakant, pasipelno, nes negalim statyti. O žvejų daug, statyti norisi arčiau prieiti kažkaip, kad kuo mažiau būtų eiti. Ir va čia yra, kaip sakant, toks minusas. Tai ar kelsitės vėlai, ar anksti, visą laiką aikšteliai bus pilna žmonių, ypač savaitgalį. Kas žvejosit prie Lainydai, taip pat nepamirškite avižėlės, blizgutės, tikrai gali išgelbėti jūsų žvejybą. Yra laiko patikrinti dalykai. Na, o kabliukai jau reikia atsirinkti. Visą laiką ryškit vieną klasiką, o jau ką jau patys ryšit dar vitas kabliukus, kokius dar 2 kabliukus ryšit jau nuo jūsų priklauso. Bet geriausia yra 3 kabliukai iki 40 cm. Jeigu stintais apačia, tai bus geriausias variantas. Kartais labai arti švino turi būti kabliukas, kartais šiek tiek aukščiau. Tai žodžiu. Tai va tiek iš manęs, o dabar ką? Visiems čiau, ačiū, kad žiūrėjot. Koks gavus, toks gavus video. Ir iki sekančio.